Sveiki dienraščio Bernardinai LT skaitytojai, o dabar ir žiūrovai, aš žurnalistas Vakaris Vingilis, o jūsų ekranuose pokalbio ciklo Imperijos laida, kurią remia Medijų rėmimo fondas. Šiandien su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentu daktaru Algirdu Jakubčioniu kalbamės apie Rusijos imperijos agresyvumą bei to atspindžių šiandieniniuose įvykiuose. Sveiki. Labą dieną. Pone Jakubčioni, esate minėjęs, kad Rusijos agresyvumas yra istorinis ir nuolat vykstantis. Kaip tai pasižymėjo Rusijos imperijoje? Paprastai pradėsiu nuo to, kad turbūt pasaulio istorijoje yra vertinama, kad buvo 3 didžiulės galingos imperijos. Tai tarkim, viena iš jų buvo Didžiosios Britanijos imperija, antra totorių mongolų imperija, kuri subyrėjo, ir trečia pagal užimą teritoriją būtent buvo Rusijos imperija. Skirtumas turbūt būtų tame, kad visos imperijos anksčiau buvusios suirdavo tiek dėl vidinių priežasčių, tarkim, tautos imdavo priešintis, reikalauti nepriklausomybės, vienas dalykas, kitas dar dalykas, įžengus, tarkim, į 20-ąjį amžių, būti imperinė valstybė, būti kolonijinė valstybė, buvo nepriimtina, buvo atsilikimas tam tikras ir panašiai. Vienintelis dalykas, kuris negaliojo, tai negalėjo arba Rusijai, arba tuometiniai Sovietų sąjungai. Ir viskas, tarkim, vienas iš tokių pavyzdžių, kada Chruščiovas, tuometinės Sovietų sąjungos komunistų partijos lyderis, buvo Jungtinių tautų organizacijai, jisai rėžė šneką ir kada jo paklausė, kodėl jie nepaleidžia iš kolonijinės nepriklausomybės Azijos šalių tautų, Chruščiovas pasakė, kad jūs esate nusiseilėjęs politinis veikėjas, jūs esate niekam tikęs ir panašiai. Tai yra net ir toks klausimas buvo suvokiamas kaip kad įžeidimas, nes Sovietų sąjungos buvimas buvo nekvestionuojamas. Lygiai taip pat, kaip kad irstant Sovietų sąjungai, kurie Sovietų sąjungos politiniai veikėjai yra šiuo metu yra patys blogiausi. Pirmiausiai tai Gorbačiovas, kitas Jelcinas. Kodėl? Jie kalti, kad sugriovė Sovietų sąjungą. Lygiai taip pat, jeigu žiūrėsim, tai prieš porą dešimtmečių buvo atlikta apklausa kaip žiūri rusai į kai kurias pasaulio tautas. Tai būtent 63% rusų pareiškė, kad jie nekenčia amerikiečių, 59% rusų pareiškė, kad jie nekenčia lietuvių. Priežastis – lietuviai sugriovė Sovietų sąjungą. Jau turbūt ir paminėjot, bet kuo skiriasi Rusijos imperinė politika nuo kitų imperijų? Pirmoje eilėje turbūt nuo to, kokia nevaržoma prievarta, represijos, teroras buvo naudojamas prieš tų teritorijų gyventojus, kurios užėmė Sovietų sąjungą. Ir vėlgi, jeigu nukrypstant į labai tolimus reikalus, tai yra Rusijos lyderiai buvo negailestingi ir negailestingi visiems, tiek svetimiems, tiek saviems. Jo priežastis, kai kurie tyrinėtojai suveda su totorių mongolų vadinamoju jungu. Totoriai mongolai, tarkim, reikalaudavo, kad visi pultų ant kelių galvai į žemę, kai jie pro šalį jodavo. Jeigu ten koks nors Rusijos kunigaikštis nepristatydavo reikiamos duoklės, jį nužudydavo ten pat maždaug. Kitai žodžiais tariant, išugdė absoliutų paklusnumą turintiems valdžią. Ir tas žiaurumas vėliau niekur nenunyko. Tarkim, kas? Ivanas Žiaurusis. Tai vien pravardė, ką sako. Jisai žiauriai susidorojo su tais, kuriuose įžiūrėjo opoziciją. Nesvarbu, ar jie buvo opozicionieriai ar ne, jeigu jis nusprendė, viskas tai bus padaryta. Man labiausiai įstrigo iš šitų faktų, kad tas pirmasis Rusijos imperatorius, kuris atvėrė Rusijai Europą, įsileido europiečius galų gale į Rusiją. Petras I, kada įvyko ten toks vadinamasis šaulių maištas, ką jisai darė? Jisai pats asmeniškai kapojo jiems galvas, kai jie buvo nuteisti.
ir kad buvo dalyvavo užsienio šalių misijos, tai vat jis šitiems misijos dalyviams taip pat sakė, kad jeigu norit, galit pasismaginti kapodami galvas. Kada jie atsisakė ne, jis nustebo, kodėl nepakapojus galvų, jeigu yra tokia galimybė. Tai va tas represijų mastas, būtent absoliutus reikiamumas, represijų mastas, turbūt vienas iš šitų dalykų. Kitas dar dalykas, suveščiau ir, tarkim, su Rusijos cerkve, stačiatikių bažnyčia. Stačiatikių bažnyčiai, vėlgi tame pačiame totorių mongolų jungo metu, jie buvo atleisti nuo mokesčio. Kitai žodžiais tariant, jie nemokėjo mokesčių ir tokiu būdu buvo kas suformuota. Suformuota, jeigu palaikai valdžią, tu esi nerepresuojamas. Ir šitas motyvas tiek įskiepytas buvo, kad Rusijos stačiatikių cerkvė absoliučiai palaiko iki pat mūsų dienų valdantį režimą. Pažiūrėkit, kaip kad Rusijos patriarchas glebišiuojasi su Putinu. Viskas taip, kad iš tikrųjų bažnyčia buvo įpratinta. Na ir dar vienas dalykas, juk bažnyčia tapo negalinti išsakyti ir savo nuomonės. Prisiminkim, berods 1721 ar 20 metus Petras I įkūrė švenčiausiąjį sinodą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad cerkvė tapo priklausoma nuo valstybės valdininkų. Tai, ką darė bolševikai. Iš pradžių kulto reikalų komitetas, vėliau religijos reikalų komitetas. Tai iš esmės kas? Daryti bažnyčią priklausomą nuo valstybės. Tai buvo padaryta. Ir šitas būtent įpratino, drįstu sakyti, bažnyčią absoliučiai nesipriešinti. Ji netapo moraliniu pasipriešinimo objektu. Ji tiesiog darė tai, ką valdžia liepė. Daugiausia karų Rusija kovojo su kaimyninėmis valstybėmis. Kaip dažnai agresijos priežastys buvo grindžiamos istorinėmis teisėmis ar gynyba prieš išorės grėsmes? Vėlgi, su tais visais karais. Na, aš turiu pasirašęs visus duomenis, iš kurių man vienas yra įdomiausias. 1547 metais Ivanas IV karūnuojasi caru. Rusija tampa ne Maskvos kunigaikštystė, o atsiranda Rusija. Tuo metu Rusijos plotas 3 milijonai kvadratinių kilometrų. 1914 metais Rusijos teritorija 21,8 milijonai kvadratinių kilometrų, tai yra plotas padidėja 8 kartus. Kokiuose gynybiniuose, jūs man pasakykit, kokiuose gynybiniuose karuose galima padidinti savo valstybės plotą 8 kartus? turbūt iš tikro tai yra neįmanoma. Na, tai apsimetimas turbūt, kad tai buvo gynybiniai karai. Dar bus suformuotos net ir tam tikros teorijos, kurie sakys, kad Rusijos carai vykdė rusų slavų žemių surinkimą. Rusiškai tai skambės Abiranė, ruskik zemelь. Jo šitos idėjos esmė tokia, kad istorijoje kaiminės valstybės juos atimė, išdraskė ir kad Rusijos misija yra juos visus sujungti į vienumą, į vieną valstybę. Na ir tada neišvengiamai kita priežastis, jog daugiausiai kariauti reikėjo su kaiminėmis valstybėmis. Na, tarkim, kas iš tokių skaičių. Na, tai tarkim, 12 karų kariauta su Turkija, 10 karų su Švedija ir Lenkija. Vadinasi, daugiausiai nesutarimų su šitomis valstybėmis. Na, ir karų metu bus nuolatos akcentuojama, kad užkariaujant, kad tai nebuvo pasipriešinimo, kad tiesiog Rusija užėmė, savanoriškai įstojo ar dar kas nors. Ir pavyzdžiui, netgi buvo sakoma, kad amerikiečiai išnaikino indėnus, o mes čia ne prie ko. Tačiau, jeigu jūs pasimsite paveikslą, pažiūrėsite, beje, internete yra Surikovas tapytas paveikslas, vadinasi, Jermakas užkariauja Sibirą. Ten yra nepakartojamas paveikslas informacinė prasme. Rodoma, kaip iš vienos pusės rusai su muškietomis šaudo kitos upelio pusėje esančius vietinius gyventus tokiais mažyčiais lankiukais.
Tai čia kas? Gynybinis karas. Gynybinis karas. Tai yra elementariausias užkariavimas. Ir kiek ten tų vietinių gyventojų žuvo, nieks niekados nežinojo ir nežinos. Nes vieni turėjo raštą, bet skaityti rašyti nemokėjo, o kiti neturėjo nei raštą. Nei skaityti, jeigu neturi raštą, tai ir palikti nieko negali. Kiek? Nieks nežino šitų niuansų. Na, dar 19 amžiuje į areną išeis nauja teorija, kuris skambės kaip kad panslavizmas. Tai yra suvienyti visas žemės globojant Rusijai. Arba įtraukti į Rusiją, arba jas paskelbti. Bet šitą teoriją nieko naujo, jau Bizantijos imperija sakė, kad ji globoja, pakravitelstvuoja rusiškai, globoja visus slavus. Na ir ką suformuos šitą panslavizmo teoriją. Tautos ruslavai pirmoje eilėje turi įeiti į Rusijos imperiją. Jeigu vieni ar kiti slavai dėl įvairių priežasčių negali įeiti, dėl jų reikia kariauti su kitomis valstybėmis, kad jos įeitų. Jeigu ir tai nepavyksta, paskelbti, kad Rusija globoja slavus, kur jie begyventų. Taigi, tai panslavizmas. Na, dar iš tokių panslavizmo teorijų tai buvo, tarkim, paneigiama ir kai kurių slavų teisė į ne tai, kad valstybingumą, į atskirtinumą arba skirtumus. Tarkim, buvo sakoma, kad rusai, ukrainiečiai, baltarusiai tai yra vieno medžio šakos. Kamienas, tai jų bendras. Ir sakoma, kad totoriai mongolai užėmė rusus, būsimuosius ukrainiečius, baltarusius, vėlgi slavus, užėmė Lenkai. Ir Lenkai yra kalti, kad jie, totoriai mongolai ir Lenkai kalti, kad jie atskyrė slavus vieni nuo kitų. Vadinasi, didžiausias kaltininkas Lenkija. Ir reikia vėl sugrąžinti visus į tą vieną medį, kad visi gyventų kartu. Tai vat, jeigu žiūrėt, kas vyksta, kad ir dabar, tai elementariausias tai panslavizmas, kad visus slavus turėti arba užimtus, arba savo priklausomybėje, arba dėl jų kovoti. Na ir jeigu kurie nors slavai nesupranta to gėrio gyventi Rusijoje, vadinasi, reikia juos priversti jėga tai suprasti. Tai irgi nieko naujo. Na ir dar iš tokių dalykų, tai jeigu jau kartą teisingai, atsiras naujas motyvas, kodėl reikia vienas ar kitas reikėjo žemės prijungti, turbūt ryškiausiai išreikštas Stalino laikais sukurtame kino filme Ivanas Žiaurusis. Ten yra kadras, kai Ivanas Žiaurusis stovi ant Baltijos jūros ir sako, ant šitos jūros krantų mes per amžius stovėjome ir stovėsime. Tai melas. Baltijos jūra užkariaus išėjimą prie Baltijos jūros Petras I, maždaug vos ne 200, šiek tiek mažiau metų vėliau nei kad pasiskelbė. Bet kas pasąmonėje, tie, kurie žiūrėjo filmą, įkalama, tai rusų žemės. Dar iš tokių rusų žemės, man bene, vėlgi iš tokių absurdiškiausių išsigalvojimų. Kada 44-45 metais vyko sąjungininkų, amerikiečių, anglų ir Sovietų sąjungos derybos dėl teritorijų pasidalinimų, Stalinas pareikalavo Rytų Prūsijos. Dabar, kur yra dalis Rytų Prūsijos, dabar Kaliningradas. Jo motyvas buvo nepakartojimas. Tai nuo seno slavų žemės. Iskonna Ruskija zemlė. Vadinasi, galima ten niekados nebuvo slavų, puikiai mes žinome iš istorijos, bet jeigu norima prisijungti, galima tiesiog pasakyti, kad tai yra slavų žemės ir, tiesiog mums šitos žemės priklauso. Įrodymų nebereikia. Ne, viskas, mums priklauso. Bet beje pasakiau, kad mums priklauso. Jeigu žiūrėti į carus, tai geri carai tie, kurie įvedė griežtą valdymą, jau sakiau, geri tie imperatoriai, arba geri tie carai, kurie plėtė Rusijos žemės teritorijas, užkariaudavo. Ir tarkim, klasikinis vėlgi atvejis, tai būtų susijęs su Petru I, kuris užimdamas kitas teritorijas pasiskelbė ir imperatoriumi. Rusija tapo imperija.
Ir prieš kokią 10, gal 15 metų, aš negarantuoju, per televiziją, vieną iš Lietuvos televizijų buvo reportažas iš Kremliaus, iš Putino kabineto ir koks paveikslas kabo virš Putino galvos. Petro I. Vadinasi, ką tai reiškia? Petras I, imperatorius, reiškia, kad jis kitų valdovų valdovas. Nu ir ko čia daugiau be pridursi? Putinui jis nori būti visų valdovų valdovas. Tai vat šitas irgi aspektukas susijęs su tuo teritorijų žemimu. Na ir dar, jeigu kurios nors teritorijos priklausė kada nors Rusijai, jį visada stengiasi atsimti. Pirmą kartą tai bus padaryta, Rusijos imperija subyra 14-18 metais, bolševikai ateina į valdžią, suformuoja lozungą apie socializmo arba revoliucijos eksportą. Bet tai ką tai reiškia? Pirmoji eilė jis eksportuojamas į tas Rusijos imperijos pakraščius. Vadinasi, vėl atstatyti tai, kas jau buvo. Plius suformuluojama tezė apie tai, kad reikia užimti Varšuvą. Buvo tas lozungas Dajoš Varšavo, tai yra užimi Varšuvą. Vėlgi, nuo 1815 metų Lenkija priklausė Rusijai. Vadinasi, atkurti nepavyko. Tada, kada sekantis žingsnis nuo 39 metų. Ir 39 metais Suomija priešinasi, Suomija netenka 12% žemių, išlaiko nepriklausomybę. Toliau Lietuva, Latvija, Estija, jos užimamos. Toliau Besarabija. Besarabija priklausė Rusijai, vėliau ji priklausė Rumunijai, Sovietų sąjunga 40 metais Besarabija atsiima taip pat. Mintis, jeigu šitos teritorijos kada nors mums priklausė, jos yra mūsų žemės, jos turi mums priklausyti. Na ir tas ekspansija niekur nesidės ir vėliau. Tarkim, 1945 metais yra inspiruojamas vadinamasis Irano teritorijai, įkuriama Kurdistano liaudies darbo partija. Jos tikslas buvo pasiskelbti, kad nepripažįsta Irano valdžios, pasiskelbti liaudies valdymą, pasiprašyti sovietinio Azerbaidžano arba Sovietų sąjungos prisijungti. Tai yra siekimas į Kurdistaną. Toliau, 46 metais buvo grasinama karu Turkijai. Net Sovietų sąjungos kariuomenė buvo dislokuota prie sienos su Turkija. Ten kiti dalykai klostėsi nepavyko. Sovietų sąjunga po 45 metų pareikalavo, kad jai atitektų buvusios Italijos kolonijos Šiaurės Afrikoje. Pareikalavo, kad amerikiečiai sutiktų jiems duoti okupacinę zoną Šiaurės Japonijoje, vienoje iš tų salų. Na, o vėlgi iš to pačio kalbant, didesnių absurdų, kuris mano supratim, kas jeigu mums priklausė, vėl turi būti mums. Nuo XIX amžiaus pabaigos Leudūno pusiasalis su Port Artūro tvirtove priklausė Rusijai. Po Rusijos-Japonijos karo 4-5 Rusija pralaimėjo, neteko. 45 metais Stalinas pareikalauja atiduoti Port Artūrą, nes tai buvo mūsų žemės. Ir bijau, kad šita politika suformuota neišvengiamai atgimsta ir dabar. Jeigu šitos teritorijos kada nors mums priklausė, jos vėl turi mums priklausyti. O ar bus įvelta čia rusų žemės ar slavų žemės, ar tai kažkas, tai čia nieko naujo. Čia šiandien į laidą atsinešėt labai įdomų žemėlapį, kaip 2053-aisiais turėjo atrodyti Rusijos imperija, ar ne? Gal pristatykit šiek tiek žiūrovams. Na, vėlgi iš tokių dalykų. Turbūt drįsčiau sakyti, kad jeigu galima rusų istorikų veikalus, darbus, straipsnius skaityti, tai kažkur tai panašiai iki 2006-2007, galbūt 10 metų. Nuo 10 metų ryškėja absoliučiai grįžimas prie senų štampų. Ir tarkim, buvusiose konferencijose, kad ir mokslinėse konferencijose, kurios buvo tuo metu įvairiose Rusijos vietų, tarkim,
Nie kartų niekur nebuvo vartojamas terminas okupacija, kad Sovietų sąjunga okupavo. Mes išvadavom jūs iš fašizmo, mes jums suteikėme galimybę geram gyvenimui ir panašiai ir taip toliau. Na, dar formuota ir toliau palaikyta teorija, kad visos Baltijos valstybės buvo Sovietų sąjungos išlaikytinės. Netgi buvo skelbiama, kad tarkim, apie 10% visų pajamų Baltijos valstybės teikdavo Rusijai, tokiu atveju 90 paramos gaudavo iš Rusijos. Išlaikytinių tezė. Toliau vėl atgavinta bus požiūris, kad tai yra vakarų išnaudojimo šalis buvo ir tiesiog, kada Sovietų sąjunga užėmė, nustojo būti šitos jos išnaudojamos. Na ir tokiu būdu buvo pradėta kurti tą teoriją, kad Rusija turi atgimti. Man vienas iš tokių vizualių, vėlgi, požymių. Šiuo metu yra jau naujai pastatyta apie 120 skulptūrų Stalinui. Stalinas plečia Rusiją, atkuria Rusiją, plečia Rusiją, Rusija palieka tokią, kurios bijo visi kiti. 120. 80% visų šitų skulptūrų pastatyti Putino laikais. Vadinasi, vėl gimsta iš naujo idėja atkurti buvusią Rusijos imperiją. Na ir čia yra vienas iš leidinių išleistų 2003 metais, kuris apibūdintas, kaip atrodys pasaulio geopolitinis žemėlapis 2053 metais. Tai vat, nežinau kaip parodyti, bet visa šito esmė tokia, kad jeigu matote raudoną spalvą, tai visa Rusija, ir visos Europos valstybės yra Rusijos teritorija, plus netgi Grenlandija taip pat Rusijos teritorija. Na čia vėliau visos kitos, kur neturi ketinimo, Amerikai amerikiečiam, islamui Afrika, kiniečiams vėlgi ten visi šie dalykai, bet šito atveju mums netiek ir svarbu. Vadinasi, idėja tokia, mes turime būti viena iš pasaulio galybių, viena iš didžiausių valstybių. Na, kaip šitą planą jiems pavyks realizuoti, na, vienas dievas žino, bet dar kiek, beveik 30 metų liko. Rusijos imperija, Sovietų sąjunga, paskui Rusijos federacija. Girdint tai, ką sakot, susidaro įspūdis, kad keičiasi tik pavadinimai. Absoliučiai, sutinku. Absoliučiai. Kadangi, šitas buvo suformuluota vadinamoji Rusijos liaudiškumo oficialioji teorija, kuri sakė, kad tai yra pirmoji eilėj patvaldystė, stačiatikių bažnyčia, liaudis. Nu ir kas sovietmečiu, kas atsiranda? Atsiranda marksizmas, leninizmas, filosofija, patvaldystė, gerai, transformuokime į partijos valdymą ir ta pati liaudis atsiranda. Vadinasi, iš esmės šitas pareiškimas transformuotas sovietmečiu. Na ir dar turbūt vienas iš tokių dalykų bendrai siejančių tai, kad ar Rusijos, ar Sovietų sąjungos, ar dabartinės Rusijos gyventojai niekados neturėjo ir neturės, manau, jokių teisių. Ir net nesupras, kad jie gali turėti kokias nors teises. Kodėl ilga šneka, nežinau, kiek mums laiko dar liko. Turim dar laiko. Tvarkoj. Tada tik tai, jeigu pratęsiant mintį, tai 1946 metais George Kennan buvo toksai amerikiečių diplomatas dirbęs Maskvoje. Jis pasiuntė į Ameriką ilgąją telegramą, taip vadinasi, kuriame charakterizavo situaciją, padėtį Sovietų sąjungai. Pirmoje eilėje, kas mums svarbu, jisai pareiškė, kad rusų liaudis yra amorfinė liaudis. Tai yra, kad ji nesugeba savarankiškai nei ką daryti, nei ką. Jie tiesiog amorfiškai paklūsta tai, kas yra sakoma, ir kad kita jo išvada ir buvo. Rusų liaudis niekados neįgyvendins jokių pertvarkymų, nes yra tam nesutverta, nesugebanti. Kita jo įdomi mintis buvo pasakyta, kad Rusija, jis vartojo Rusiją, nors tai Sovietų sąjunga, Rusija niekados nesupranta
derybų. Į derybas iš karto žiūri kaip kitos pusės silpnumo įrodymą. Ir derybose reikalauja neįmanomų dalykų. Vėlgi, nukrypstų, buvo suformuota vėl 8-ame dešimtmetį taip vadinamoji Brežnevo doktrina. Ji ir ją geriausiai išsakė Gromyka, užsienio reikalų ministras Sovietų Sąjungos, kuris sakė taip: derybų metu reikia reikalauti neįmanomo. Net jeigu ir reikės, net jeigu gausime mažiau, tai bus daugiau nei kad reikalavus protingai, racionaliai. Nu, tarkim, paprasčiau pasakyti, jeigu mes reikalausim 50 kažko tai procentų, gausim 25 procentus, nu, tai lyg ir per pusę, ne taip ir blogai. Bet jeigu reikalausim 100 procentų ir gausim 75 procentus, tai gausim daugiau nei kad įvertinę realias aplinkybės mes reikalausim. Taigi, dėrybose reikalauti neįmanomai daugiau nei kad gali. Na ir dar viena jo išvada buvo irgi gan paprasta. Iš vidaus Rusijos imperija nesuirs, ji pripažįsta tik tai jėgą, tik tai kalba iš jėgos pozicijų. Na ir tokiu atveju reikia su ja ir kalbėtis iš jėgos pozicijų ir siekti pakeisti jėgos poziciją. Na, tarkim, kas buvo maždaug idėja ginklavimuose varžybos. Išsekinti Sovietų Sąjungą ginklavimuose varžybose. Tai galų gale buvo pasiekta, Sovietų Sąjunga iš tikro ir ekonomiškai išseko, ir karinė pajėgumai darėsi netokie. Vadinasi, šita politika pasiteisino. Bet pabrėžiu, jokios kitokios pažiūros, kad su Rusija galima rasti bendrą susitarimą, iš principo, Kenas netikėjo, nei sakė. Dar norėčiau grįžti šiek tiek prie Rusijos visuomenės. Dažnai girdim, kad šiandienės Rusijos visuomenės mentalitetas imperialistinis. Vadintume tai genu, ar ne? Na, suprantat, man su tais visais genetiniais dalykais sudėtinga. Bet šiaip jau kas? Nu, gal pradėsiu šiek tiek nuo tolumo. Jeigu kas nors pataisysit mane, nes aš tikrai nesu religijų specialistas. Bet esmė tokia, kad buvo pradėta kurti rusų liaudies arba rusų išskirtinumo teoriją. Ji buvo pradėta kurti labai ir labai senai ir tarkim suformuluota legenda, kad Rusiją aplankė apaštalas Andrius, kuris čia tapo Andrėjumi. Andrėjus rusiškai bus vadinamas Pirvazvannai. Tai yra Kristus jį pašaukė pirmą pašauktasis. Vadinasi, Rusija iš karto tampa viena iš svarbiausių katalikybės kraštų. Plus, Andrius nukryžiuojamas ant kreivo kryžiaus, atsiranda automatiškai rusiškas kryžius, tai tas įstrižas kryžius. Andrejevski flag, Rusijos vėliava, yra viena iš karinio jūrų laivynų vėliavų ir panašiai. Tai yra kultas, kad jie arčiausiai tikrojo tikėjimo. Dar formuojasi turbūt ir tai, kad Rusijos imperatoriai, Rusijos carai ir Rusijos imperatoriai yra išskirtiniai. Pirmoje eilėje buvo suformuota teorija, kuri sakė, kad Romos imperatoriaus Augusto brolis buvo atvykęs į Rusiją ir pirmasis slavų kunigaikštis Riurikas buvo jo sūnus. Vadinasi, Rusija savo valdovus veda iš Romos imperijos laikų ir vadinasi, jie turi teisę pretenduoti į tas senas itin ištakas. Dar Bizantijos valdovai. Bizantijos valdovai buvo absoliutus ir būtent šitas Bizantijos valdovų absoliutizmas buvo perimtas ir Rusijos. Na ir tarkim, ne tik absoliutus valdiškumas, bet ir Bizantijos herbas buvo dvigubas erelis. Viskas Rusija jį irgi parodydama, kad perėmė šitą iš Bizantijos herbą, kad tai yra perimamumas. Iš įdomesnių dalykų bus formuojama ir Rusijos kunigaikščių, carų, imperatorių dieviškumo teorija, pavadinkim taip. Ką noriu pasakyti? Tarkim,
Visi jie bus, teisingai, vienas iš terminų, kuriais bus jie apibūdinami avgusteišai. Tai yra, net nežinau, augustinaičiai, nuo to Augusto, kuriuo išnekėjau. Vėliau kitas terminas Boga pamazanai, Dievo pateptasis, Boga izbranai, Dievo išrinktasis. Tai reiškia paprastą dalyką. Visi valdovai yra Dievo parinkti ir Dievo patepti. Tokiu būdu, jeigu gyventojai bando kažką tai savo pareikšti, jie eina prieš Dievo valią. Ne tik prieš valdovą, bet ir prieš Dievo valią. Tokiu atveju, valdyti yra gan paprasta ir tai tiesiog, pabrėžiu, ir absoliučiai įskiepijimas paklusnumas. Dar, ar tik gyventojų masės buvo paklusnios? Markizas de Kustenas, prancūzų keliautojas Nikolajus I laikais, tai apie 1830 metus viešėjo Rusijai ir jisai susitikinėjo ten su įvairiais sluoksniais ir panašiai, ir jisai suformulavo tezę, kad Rusijos dvarininkai, kurie laiko vergovėje savo baudžiauninkus, patys yra caro vergai. Tai yra net ir valdantysis, vadinkim taip, elitas, jis yra niekas, neturi jokių teisių ir jie yra tokie patys vergai. Tai vergų visuomenė galbūt galima pasakyti, buvo, yra ir bus ir niekas nuo tos sistemos nepasikeitė. Kadangi mūsų tema Rusijos imperija, dar šiek tiek norėčiau Lietuvos aspektą paliesti, kokį vaidmenį pačioje imperijoje vaidino Lietuva. Na, Lietuva. Pirmoji eilėje tai turbūt pradėkim nuo to, kad Lietuva tampa Rusijos sudėtinė dalimi, bet 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje Rusija užsiėmus tarptautiniais dalykais, kariavimais ir galbūt mažiau kreipė dėmesio į tas teritorijas, kurias užėmė. Ką aš turiu omenyje? Pavyzdžiui, man yra didžiausia atrakcija, kai 1799 metais Suvorovas per Alpes žygiuoja į Italiją. Nuo velns jį nešė į tą Italiją. Yra netgi vėlgi ten paveikslai to pačio Surikovo, kur keliauja per Alpes, arkliai krenta, slysta, ten tiu. Pasirodo, Šiaurės Italija priklausė prancūzams, prancūzų revoliucija ir reikia nuslopinti prancūzus. Jie maždaug reikia pasiųsti kariuomenę, kadangi į ką čia panašu. Tai tas irgi kišimosi aspektukas į vakarų Europos reikalus. Na, dar jeigu žiūrėti, karas su Napoleonu. 1814 metais Rusija užima Paryžių. Ir vėlgi vienas aspektas siejantis tuos ir Stalino laikus, o kad kokios ir dabartinius. 45 metais Čerčilis sako Stalinui, tai sako dabar jau turbūt laimingas, nes Rusijos kariuomenė stovi Berlyne. Stalino atsakymas. O Aleksandras I Paryžiui stovėjo. Suprask, ekspansija yra neišvengiama. Priminkit klausimą. Lietuvos vaidmuo. Lietuvos. Tai iš to pačio Lietuvos šiek tiek reikalų buvo skiriama mažiau. Nuo kada, turbūt realiai galima sakyti, 1840 metai, kada Lietuvos teritorijai nustojo galioti visi trečiojo statuto straipsniai. Įsigalėjo tik tai Rusijos teisė. Tai pirmas iš tokių niuansų. Turbūt toliau būtų tai susiję su 30-31 metų sukilimo ir universiteto uždarimu. Vadinasi, tai jeigu kultūros židinys, mokslo židinys prieš režimą, reikia jį uždaryti, reikia jį sulikviduoti. Dar iš šitame laikotarpyje pamažu bus formuojama teorija apie pirmoji eilėje Lenkų nedėkingumą, bet galima tai pritaikyti iš dalies ir lietuviams Lietuvai. Esmė tokia, kad Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje, 1831 sukilimas, 1863-4 kitas sukilimas. Ir Rusijai buvo suformuoluota nepakartojami teorija, kuri skambėjo vienu sakiniu taip. Lenkų tauta ne tik, kad nesuprato gėrio ir garbės gyventi Rusijos imperijoje, bet dar ir sukilo.
Tai kuo skiriasi nuo lietuvių? Vadinasi, tiesiog nedėkingumo įsikūnymas, jeigu jūs sukylate prieš Rusijos imperijos valdymą. Na ir tos visos priemonės, kurios vėliau buvo, ir kalbos draudimas, ir taip toliau po 64 metų, visą tai įsikomponuoja suslavinti lietuvius. Na ir ne tik suslavinti, bet ir sustačiatikinti, jeigu taip galima pasakyti. Aš visada sakau, jūs įvažiuojate į Vilnių, muitinės patalpos, policijos kordonas, kur dabar Gėlių turgelis, kokia pirma cerkvė? Algirdo gatvė. Taip, Stačiatikių cerkvė. Toliau, kuriasi naujas rajonas, Žvėrynas, 19 pabaigoje, jūs senoji Žvėryno tiltu perinate į kitą Neries pusę, ką matote? Cerkvė. Taip. Vadinasi, cerkvės yra teisingai. Dar jūs važiuojate iš Vilniaus į Kauną, vidury kelio, Vievis, kas stovi? Cerkvė. Nuvažiuojate į Kauną, kuris pradeda darytis miesto brožus įgauti, tarkim, 19 amžiaus pabaigoje, Laisvės alėjos gale, kas stovi? Soboras. Dabar ne Įgulos bažnyčia, bet tai nekeičia esmės. Tai yra soboras, tai rusiškas. Vadinasi, parodyti, kad visos šitos teritorijos yra stačiatikių, gal ir ne žemės, bet stačiatikių tikėjimo įtakoje. Tai vat irgi vienas iš tokių aspektų, kuris šitame laikotarpyje buvo daromas. Na, kas dar? Turbūt kaip buvo pradėta įskiepyti rusam požiūris į šitas, kad ir lietuvių žemes. Berods 1998 metais buvo atidengtas paminklas Deltuvos mūšis. Deltuvos mūšis primena 1812 metais Rusijos ir Prancūzijos kariuomenės pirmą kartą susitiko prie Deltuvos. Viskas užrašas šitam paminkle, tvarkingas lietuvių kalba, bet kadangi dalyvavo tuometinis Rusijos ambasada darbuotojai ir panašiai, kai buvo nušviesta Rusijos žiniasklaidai. Buvo pasakyta taip. Pirmą kartą Rusijos teritorijoje mūšis tarp prancūzų ir rusų įvyko prie Deltuvos. Tai kam priklauso šitą teritoriją? Rusijai. Vadinasi, Rusijos gyventojų absoliučiai tai priima, taip ir turi būti, o ką ten tie lietuviai daro, ką jie ten nori. Dar turiu vieną durną charakterio savybę. Jeigu kokią man atrodo nesąmonę, aš atmetu ir net nežiūriu, neskaitau. Po to, kai man iškyla atmintyse, pasigailiu. Esu radęs internete žiūrėdamas nuotrauką, kur nufotografuoja paminklas ir rusų kalba parašyta poručikui, tokiam ir tokiam žuvusiam už tėvynę 1864 metais. Žuvusiam už tėvynę Lietuvoje. Tai mūsų tėvynė. O vadinasi, bet kurie priešinasi yra blogis, jos reikia sunaikinti. Tai vat vėlgi tas pats niuansas. Na, o vėliau Lietuvos likimas, tai iš tikro byrant Rusijos imperijai, Rusija atkreipė dėmesį į tris tautas – ukrainiečius, lenkus ir lietuvius. 1915 metais buvo pradėtas platinti plakatas, kuriame pavaizduoti trys šitie žmonės ir parašyta Malarosijani maždaug, gerai, ukrainietį, lenkę ir lietuvį. Susimkime už rankų ir priešinkimės priešui. Tai yra kritinių momentų atsimenama ir kad reikia tam tikrų teisių suteikti toms tautoms, kurios eina į Rusijos imperiją. Na, bolševikai. Vėlgi tai nieko naujo, jeigu turėsim omenyje, kad bandymas Maskvos Sovietų Rusijos karinių priemonių dėka šičia kurti valdžią, kuri, aišku, vėlgi inkorporuoti Lietuvą į naują Sovietų sąjungą. Nepavyko. Na ir pasirašomos sutartys, konkrečiu atveju tarp Lietuvos ir pasirašoma taikos sutartis. Bet man visą laiką knieti pasakyti. Gerai, taikos sutartis nutraukia karą. O ar pripažįsta vieną kitą kaip kad valstybės?
Tai va taikos Lietuvos, Sovietų Rusijos taikos sutartis 20 metais. Tai taikos sutartis. Na ir dar iš tų požiūrių į sutartis, nebūtinai Lietuvos, bet Lietuvos irgi taip pat. Berods 23 metais tuometinis tautybių reikalų liaudies komisaras Stalinas pasakė, kas yra sutartis? Tai popierius. Jos reikia laikytis tada, kada naudinga, jeigu negali išmesti. Tai popiergalis. Vadinasi, Sovietų sąjunga, o ir dabartinė Rusija visų susitarimų laikosi tol, kol tai yra jai naudinga. Jeigu nenaudinga, viskas galima išmesti ir absoliučiai jų nesilaikyti. Na, vėlgi, lemtingi 300, Lietuvos pozicija Sovietų sąjungos atžvilgiu absoliučiai teigiama ir netgi, sakyčiau, iš dalies buvo nuolaidžiaujama, kad gink Dieve neužpykdyti. Ar nuo to kas nors pasikeitė? Niekas nepasikeitė. Vadinasi, nenolaidžiauk, o kada ateina proga, vis tiek apkaltins nebūtais dalykais, ten karių grobimų, dar kažkokią tai nesąmonę ir paprasčiausiai užims Lietuvą. Na, dar jeigu žiūrėti su Baltijos valstybėmis, tai iš Baltijos valstybių pirma, kuri buvo bandyta jau kitų kelių sovietizuoti, Estija, 1924 metais buvo pasiųsta 150 raudonarmiečių, kurie ten turėjo sukelti maišto prieš vyriausybę įvaizdį ir tada jau pakviesti Rusiją ir viskas aišku. Tai va, na, o 39 metais, kada jau buvo pasidalintos visos šitos teritorijos, tai vėlgi pirmi, kuriems teko viską pajusti, buvo tie patys estai. Kada jiem buvo išdėsti reikalavimai, estai prieštaravo, nesutiko, priešinosi, galų gale nusileido ir Stalinas, tarkim, po viskam pareiškė maždaug taip, kad tegu estų vyriausybė ir buržuazinė, bet ji atsižvelgia į liaudies interesus, kad jie nenukentėtų. Tai, kad tai nebuvo žodžiai, rodė karas prieš Suomiją 39 metų lapkričio pabaigoje, 40 metų kovo mėnesį. Nesutiko, iškart pradėjom kariauti. Tai po to sekė Latvija, po to sekė Lietuva. Na ir vėlesnis dalykas tai sovietizavimas. Nesigilinant arba tiesiog labai trumpai, tai sovietizavimas vyko pagal tipišką Sovietų sąjungos modelį. Ir ne tik, kad žemės ūkis, nacionalizavimas, kolektyvizavimas, pramonės nacionalizavimas ir panašiai ir taip toliau, ideologijos tos pačios permetimas, na galų gale ir tie patys trėmimai, tai juk nieko naujo nebuvo. Tiesiog Rusijoje nuo pirmi lageriai 21 metais, kur jau rusus uždarė, o ne ten kitus nuo 18 metų. Na, o vėliau formuojasi Gulago sistema, kam ją formuoti. Na, štai, kad tremtų savus. Na ir tokiu būdu Lietuva tiesiog bus įstumta į tą situaciją, tą sistemą, kuri ir padarė ją vieną iš Sovietų sąjungos žemių. Na ir vėlgi, jeigu žiūrėti, tai 88-89 metais tų valstybingumo arba tautinių siekių net ir rusai nesuprato ir nepriėmė. Buvo ten toks garsus rusų rašytojas Rasputinas, tai jisai tiesiog sakė panašiai, kad vakarai kursto Ukrainoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje nacionalizmą, kad suardytų Sovietų sąjungą. Vakarai kalti, nacionalizmas ir kad jų tikslas yra suardyti šitą Sovietų sąjungą. Beje, požiūris į vakarus, vėlgi nenoriu daug nukrypti, bet irgi susiformavo šimtmečiais. Ir jeigu sutraukus į vieną tokį sakinį, maždaug mintis tokia. Vakarai visados neteisūs, su jais reikia kariauti. Jeigu nesugebi užkariauti, nukariauti, tada reikia jų neapkęsti. Nu į ką?
Vakarai yra blogis, vakarus reikia neapkęsti. Tai prasidės nuo senų laikų, Sovietų sąjungoje požiūris į vakarus aišku, nuo dabartinis Supuvę vakarai. visiškai supuvę vakarai blogis ir panašiai. Tai vat, jeigu Lietuva yra vakarų šalis, vadinasi, taip pat yra blogis. Čia ir užbaigim mūsų pokalbį. Ačiū Jums už skirtą laiką. Šiandien apie Rusijos imperiją kalbėjome su Vilniaus universiteto istoriku Algirdu Jakubčioniu. Laidą remia Medijų rėmimo fondas, o visų laidų įrašus galite rasti portalo Mediatekoje. Dėkui, gerai. Nu va, net